Algirdas Paleckis, Rasų gatvė 8 Vilnius. Tai štai, gavome laišką iš mūsų lyderio. Kalėjimas Rasų gatvėje Vilniuje. Laiškas viešas, galite įgarsinti. Sveiki visi bičiuliai ir draugai. Prieš valandą atvežė čia. Nuotaika kaip visat standartinė kovinga. Jums irgi tokios linkiu. Laukiu, kol paskirs į kamerą dabar laikinoje. Paskambinti dar negaliu dėl vidinių procedūrų. Manau, po poros dienų galėsiu. Daugiau apie savo grafiką sužinosiu rytoj, 20 valandą. Paskyrė kamerą numeris 20, būsiu vienas. Vakarieniai bulvių košė. Valandą pasimankštinau lauke, tai yra 15 kvadratinių metrų gardė aptvertame metalinėmis sienomis. Dabar 12 dieną, 8 valandą ryto. Paskambint galėsiu po dienos kitos, nusipirkęs kortelę. Dėl galimybės lankyti mane sužinosiu irgi gal šiandien. Pagaliau išsimiegojau, ačiū Dievui. Spėju, kad būsiu čia kelias dienas, tada išveš kažkur prie Kauno, matysime. Vakar per radiją išgirdau, kad Britanija pasirašė dvišalės gynybos sutartį su Švedija, po to su Suomija. Ką tai reiškia? Kad Londonas nebepasitikė NATO, kad NATO po truputį yra. Tai gera žinia, nes NATO sukėlė daug karų. Kiek spėjau išgirsti, mūsų delegacijos vizitas į Baltarusiją buvo sėkmingas. Mūsų prašymų Baltarusiai pasiūlys prie sienos atvykusiems lietuviams būtiniausių produktų geromis kainomis. Ir visiems nuo to tik geriau. NATO mums siūlo bombas ir mirtį. O broliška kaimyninė tauta neribota ekonominio bendradarbiavimo galimybės. Esu tikras, kad su laiku mes suvoksime, kad pirkti pigią elektrą iš Baltarusijos irgi žymiai geriau nei žymiai brangesnė vakarietiška. Dėl teisingumo aušros manau, kad laikinos represijos prieš mane tik dar labiau sutelks jūs, įžiebs didesnę kibirkštį jūsų širdise ir jūsų skliausteliai mūsų visų kovoje už naują ir teisingą Lietuvą. Daugiau apie tai kitam laiške. Apkabinu visus. Algirdas P. Vsio. Pirmas laiškas. Dėkojam už jį.